Sveiki. Šiandien pasidalinsiu mintimis, kaip nusprendžiau struktūruoti puslapio nuorodas, nes visgi tvarkingos nuorodos yra viena iš sudėdamųjų dalių siekiant geresnių SEO rezultatų. Tai parodysiu, kokius puslapius aš nusprendžiu daryti statinius, tai yra kešuotus, kad greičiau atsidarinėtų, juose bus pateikiama kažkokia svarbi informacija ir tikimasi, kad šitie puslapiai Google paieškoje su laiku pateks į aukštesnės pozicijas. Tai va, kiti puslapiai dalis bus, tai yra vidiniai puslapiai, kažkokie puslapiai, kuriuose bus visiškai dinaminė informacija, tai yra, kurie dažniausiai bus naudojami vadinamam kliento pusėje atlikti kažkokią paiešką ir panašiai. Mums nėra svarbu, kad tie puslapiai būtų, sakykime, gerai indeksuojami, nes jų paskirtis yra šiek tiek kitokia. Tai aš pasidalinsiu tokią diagramą, kokią aš pasipaišiau ir manau, iš jos bus pakankamai aišku, kaip aš įsivaizduoju visą vidinę struktūrą ir plus šiek tiek parodysiu aplikacijoje, kad būtų aiškiau, kaip tai viskas veiktų. Štai, čia yra paprastas Wordo tiesiog dokumentas, kuriame susirašiau pačią idėją, kaip aš noriu struktūruoti puslapius, kurie skirti Google paieškai. Ir apačioje, kaip matome, čia yra šita dalis Search ir Client Side. Tai yra, čia bus paieška, kuri yra dinaminė ir man visiškai nesvarbu, kad Google indeksuotų šitą puslapį, kuris skirtas grinai atlikinėti paieškoms pagal įvairius parametrus. Tai pradėkime nuo to statinių puslapių vadinamų, tai yra puslapiai, kurie skirti būtent tik tai indeksavimui. Kaip matote, skirtingom spalvom pažymėjau kiekvieną dalį, tai yra kiekvieną petą. Ir matome, jisai prasideda nuo statuso. Tai yra, koks yra statusas, ar nekilnojamas turtas yra parduodamas ar nuomojamas. Nes realiai bus tik tai du statusai, for sale ir for rent. Tai kaip ir čia pakankamai lengva, netgi dažnu atveju čia būtų tokios kaip visiškai statiniai duomenys, netgi nebūtina jų daryti kaip dinaminių, nes praktiškai daugiau kažkokio kitokio tipo ir atsiras negali. Tai mes turime dvi versijas šito statuso, for rent ir for sale. Sekanti dalis, kuris seka struktūroje, tai yra locationas. Pats projektas yra susijęs su didžiausiais pasaulio miestais. Kažkada aš pirmoji daly liktai šiek tiek apžvelgiau, kad tų miestų, kurie turi milijoną ir daugiau gyventojų, yra pakankamai daug. Tai tų locationų bus, pradžioje gal 20-30, bet gali kažkada skaičius didėti iki keliasdešimt, 50, 60 ar net kokio 100. Tai čia jau bus visiškai dinaminis petas, tai yra dinaminė dalis, kurią mes iš kažkur turėsime pasimti, sakykime, duomenų bazėje mes turėsime visas lokacijas ir mes visą laiką galėsime pagal šitą duomenų bazę esančias lokacijas pasidaryti kažkokių statinių puslapių, sakykime, kiekį, jisai bus bildo metu tiesiog sugeneruojamas tie visi galimi petai. Ir paskui, kai vartotojas ieško, sakykime, pagal kažkokią šitą lokaciją nekilnojamo turto objektų, tai tiesiog statiniai puslapiai, jeigu jie bus pakankamai gerai optimizuoti, tai yra tikimybė, kad ieškant, kaip sakykime, čia real estate for sale arba for rent in London, Paris ar dar kažkokiuose kituose miestuose, kad vartotojas, lankytojas, jisai ateis į mūsų svetainę būtent pagal šią paiešką. Tai va, kitas variantas yra, kad mes po lokacijos turime ir tipą. Tai yra, kokio tipo parduodamas yra nekilnojamas turtas. Tai kaip matome, mes turime pirminis kelias yra pardavimas arba nuoma kažkokioje lokacijoje. Trečias parametras reiškia nurodo, kokio tipo nekilnojamo turto yra pardavimas arba nuoma kažkurioje lokacijoje. Tai čia būtų real estate type, tai yra tipas, namai, apartamentai, gali būti studijos, townhouse ir panašiai. Čia reiks tiksliai apibrėžti, kokį kiekį šitų kintamųjų turėsim. Tai, sakykime, šiuo atveju tipas būtų, sakykime, kaip titlas to puslapio. Tipas būtų, sakykime, houses for sale in ir šiuo atveju London. Tai va, mes jau turime tokį visą suformuotą pavadinimą to puslapio, to statinio puslapio, kuriame nurodoma, kad mes turėsime būtent namus ar apartamentus, kurie yra parduodami arba nuomojami pagal šitą statusą, kurioje lokacijoje. Tai šiuo atveju Londonas, Paryžius, New Yorkas, nesvarbu, kažkas iš didžiųjų miestų. Tai reiškia, vartotojas jau galės pagal tam tikrą jau siauresnę paiešką irgi rasti tuos statinius puslapius Google paieškoje.
aš čia visą laiką sakau, galės rasti, su tikimybė, kad visgi kažkokie rezultatai, kad ir esant nemažai konkurencijai, visgi kažkada prasimuš į pirmąjį paieškos puslapį, nes jeigu bus antram, tai niekada vartotojas praktiškai to puslapį greičiausiai ir nepasieks. Ir paskutinis parametras, kokį aš įsivaizduoju, tai gali būti tam, kad išplėsti galimų SEO, sakykime, SEO palankių puslapių kiekį, yra būtent kriterijus. Tai reiškia, kad mes turėsime tipą, tai yra statusą, turėsim lokaciją ir apartamentus, kaip šiuo atveju, ar kažkokius namus, tai yra tipą parduodame nekilnojamo turto ir dar galim turėti papildomą kažkokį kriterijų, tai yra, kurį atitinka šitie parduodami ar tai namai, ar apartamentai. Tai kaip pavyzdys, vienas iš varianto gali būti, kad, pavyzdžiui, nuomai skirti apartamentai Londone, kurie kainuoja iki 1500 svarų. Tai va, tai šita paieška, va, toksai visas URL'as, jisai leistų sukurti, sakykime, tokį statinį puslapį, kur vartotojas greičiausiai vedęs panašų, ieško apartamentų, kurių kaina iki tokios sumos ir jam domina nuoma Londone. Tai va, tai yra tikimybė, kad pagal tokios paieškos kriterijų jisai ateis į mūsų svetainę. Kiti variantai galėtų būti, čia kaip pavyzdį pateikiau, kažkoks kainos limitas, tai gali būti pet friendly, gali būti kaip pavyzdys, jeigu apartamentai ir čia būtų parašyta tiesiog one bedroom, tai yra vieno miegamojo apartamentai, 2 miegamojo apartamentai ir panašiai. Tu idėjai, kokie gali būti šitie kriterijai, yra įvairių. Gali būti netgi ir pool, yra tikrai mano apartamentų, kurie yra pakankamai prabangus, kad turėtų ir savo netgi baseiną, tai gali būti, kad ir toksai kintamasis irgi atsiras, tai vėlgi reikės žiūrėti pagal poreikį, kokie tie kriterijai gali pasitaikyti, kad būtų naudinga turėti tokį statinį puslapį su nekilnojamo turto objektais atitinkančiais visus šitus 4 slagus, tai yra šitus 4 parametrus. Kad vizualiai būtų aiškiau, dar pasidariau tokią struktūrą štai mind map'e. Tai dabar galime pasižiūrėti čia, kad įsivaizduota aiškiau, yra titulinis puslapis. Tai kaip matome, čia yra pagrindinis puslapis, jeigu žiūrėsime į bigcitylovers.com. Ir čia gaunasi, kaip iš pagrindinio puslapio išeina visa struktūra. Tai yra, kaip ir prieš tai minėjau, mes turime for sale, for rent. Tai yra 2 tokie principai praktiškai kintamieji, kurie visą laiką bus pastovus, kad atskirti tipą statusą nekilnojamo turto. Tada tam pačiam lygmenį bus /property, tai yra čia skirtas šitas lagas tik tam, kad atskirti tokį kaip URL nuorodą, kuri vėliau po savęs turės visus nekilnojamo objektų duomenys. Tai yra mes turėdami kažkokio objekto ID, užėję property /object ID, tai va šiuo atveju kaip čia property/ ir kažkoks skaičius čia galiu padidinti, mes turėsime objekto visą informaciją, nuotraukas, skelbimo detalės ir taip toliau. Na, kaip ir bet kokiam skelbimo portalė. Tai va. O čia vizualiai galima pasižiūrėti, kaip atrodytų ta struktūra, jeigu eiti per atskirus lygius, tai kaip ten matėt, yra for sale, tada užeiname location, tai va čia būtų for sale in London. Tada jeigu einam žemyn su type, tai mes turime for sale London apartments for sale in London, tarkime studios for sale in Paris. Ir paskutinis yra criteria, tai for sale London apartments ir one bedroom. Ir mes turime tokią puslapio visiškai pavadinimą one bedroom apartments for sale in London. Visiškai ta pati situacija yra su rent, tai nesikartosiu, nes turim visiškai tą patį dalyką, išskyrus, kad keičiasi tik tai statusas nekilnojamo turto objekto. Šitą jau paminėjau, property, ir čia tas pats search, kur prieš tai kalbėjau, kad tai bus klientinė paieška, tai yra, kuomet mums nereikia, kad šitie duomenys būtų kažkaip kešuoti, nereikia, kad jie būtų statiniai, mes tiesiog užeisim į šitą /search ir atlikinėsim paiešką ir visi duomenys bus perdodami kaip query parametrai. Tai jeigu dabar grįžtume atgal į tą mano prieš tai buvusi Wordo dokumentą, matome, kad mes užeinam į search ir čia yra toliau klaustukas ir po jo eina visi query parametrai. Tai statusas eina, kiek yra megamųjų kaip pavyzdys, statybos metai nuo iki, ar turi parkingą, tai yra vienas parkingas, kaina nuo iki, renovuotas, kokie vaizdai yra, ežeras, miestas ir panašiai. Tai čia
kaip tai atrodytų iš URL konstrukcijos, kai mes darytume jau paiešką, kuri šiuo atveju, kaip aš vadinu, yra client side. Gerai, tai dabar, kad būtų dar aiškiau, ką aš čia papasakojau, padariau tokį mini appsą, ten galėsime pasimaigyti ir pasižiūrėti, kaip veikia visa šita vidinė navigacija būsimoje aplikacijoje. Tai tas aplikacijos toks karkasas, kurį pasidariau tam, kad šiek tiek pademonstruoti patį navigaciją ir dėl savęs šiek tiek pastruktūruoti, kaip vėliau aš planuoju visą šitą puslapio rautinimą. Tai galime pasižiūrėti, kad turime titulinį puslapį, iš jo mes galime pasiekti skelbimų paieškas pagal statusą, tai matome buy, tai yra parduodami nekilnojamo turto objektai, nuomojami nekilnojamo turto objektai, tai jeigu išeisime čia, mes matome paiešką ir turime tipą for sale, va čia kaip matome yra type lygu for sale. Jeigu mes išeisime nuomą, tai turime type for rent ir čia matome type for rent, tai viskas tiesiog naviguojant tarp jų dviejų pasikeičia tik typas. Gerai, dabar grįžkime į titulinį. Čia, kaip matote, turiu populiariausius miestus, tiesiog čia sudėjau tokius placeholderius ir tokia imitavau būsimą tą struktūrą aplikacijos. Tai dabar galime pasirinkti bet kokį miestą, galim kaip pavyzdys pasirinkti Londoną ir mes matome, patenkame į statusą for sale ir lokaciją Londonas. Ir čia matome užrašą Real Estate for Sale in London. Tai va, tai čia būtų, sakykime, tas statinis puslapis, kur būtų kažkiek sekundžių jisai atnaujinamas. Idėja yra, kad tai būtų kešuojamas puslapis ir kadangi tie skelbimai, aiškus, jeigu puslapis tampa, sakykime, populiaresnis, tie skelbimai yra gal įkeliami kiekvieną dieną ar net kiekvieną valandą, tai, sakykime, būtų padaryta kažkokia logika, kad šitas kešuotas puslapis atsinaujintų, įsivaizduokime, kas kelias minutės, gal kas valandą. Ir tokiu būdu Google paieškoje, sakykime, esant aukštesnioje pozicijai, vartotojas užeina į šitą paiešką, jisai mato skelbimus, tai yra nekilnojamo turto objektai Londone pardavimui, jisai pasižiūri ir, tarkim, jeigu jam ten patiko puslapis, jisai nori toliau pasižiūrėti daugiau tų skelbimų, jisai gali pasirinkti, sakykime, puslapiavimo kažkokį rezultatą, eiti į antrą puslapį ir, kaip matome, patektų jau į dinaminę paiešką. Tai čia matome, yra ta pati paieška, kurią aš prieš tai rodžiau, iš kurią patekti galima tiesiai iš titulinio, bet matome, jau šiuo atveju atsirado daugiau kintamųjų, tai yra mes turim statusą for sale, turime lokaciją Londonas ir turime jau puslapį 2. Tai matome visi šitie parametrai, kurių dalį mes turėjome URL, jie jau atsirado štai čia kaip kintamieji, tai yra kaip query parametrai. Jeigu grįžtume atgal, matome pats London ir for sale buvo jau kaip petai, tai yra dalis nuorodos. Tai va, tai tas pats būtų, jeigu paspaustume kokio 5 puslapio, matome, čia pasikeitė page, tiesiog numeris, tie patys kintamieji, kurie atsirado query parametruose, tai tokiu būdu galėtų vartotojas patekti, jis kaip ir pats nepajaustų jokio skirtumo, jam tiesiog atsidarytų antras puslapis su tais rezultatais, bet mes tiesiog visus šitus parametrus valdytume per query parametrus. Tai va, ir kaip matome, apačioje dar galėtų būti kažkokios nuorodos į detalesnės kategorijas, tai tikslas yra aiškus, kad ir Google indeksuotų tos puslapius geriau, tai reiškia, iš čia vartotojas jis pasižiūrėjo Real Estate for Sale in London, mato, kad yra tokia, sakykime, generic paieška, aišku, čia bus kažkur filtras įdėtas, kuris gali pasirinkti daugiau parametrų, bet tarkim, jam užkliuvo akis, jis mato, kad vis gyva yra atskira kategorija apartamentai, o jis to ieško, jis gali paspausti ir užeiti apartamentų kategoriją. Ir matome, čia jau turime struktūrą jau iš 3 tų parametrų, for sale, Londonas ir apartamentai. Ir matome, čia parašyta, apartments for sale in London. Tai va, irgi yra visi rezultatai, tai yra būtent visi apartamentai, kurie yra pardavimui Londone. Jeigu paspausi irgi antrą puslapį, kaip pavyzdys, nes būtų aktyvus pirmas puslapis, vėl patenkam į tą pačią paiešką, vėl mes matome tą pačią statusą, for sale, London, apartments ir antras puslapis. Tai yra, matome, dasidėjo typas iš mūsų prieš tai buvusio puslapio, tai vėlgi toliau vartotojas visiškai niekas nėra pasikeitę, jisai turi tos pačius parametrus, tos pačius rezultatus, tik jau antrą puslapį. Na ir kaip minėjau, paskutinis dar statinis puslapio variantas, tai yra, kad pabaigoje dasidėtų kažkoks kriterijus, tai yra
vartotojas pagal ką norėtų ieškoti, sakykime, apartamentų ar tai kažkokių namų. Tai va, kaip minėjau, gali būti vieno miegamojo apartamentai, 2 miegamųjų, 3 arba buvo ten kategorija iki kokio nors, jeigu nuoma iki 1500 svarų. Tai va, tai jeigu čia paspausime, matome pas mumis atsidarę For Sale, London Apartments ir gale dasidėjau One Bedroom. Ir čia turime visą šitą pavadinimą šito puslapio One Bedroom Apartments For Sale in London. Na ir čia, ir kaip ir prieš tai buvusiuose, irgi yra tas pats puslapiavimas, tai jeigu čia paspaudžiam antrą puslapį, matome, turime visiškai tos pačius parametrus, tik dasidėjo kriterijus One Bedroom. Tai va, tai mes iš šitų visų kriterijų vėl suformuojam visą šitą URL-ą, tai yra turime statusas For Sale, turime lokaciją Londonas, turime tipą apartamentą ir turim kriteriją One Bedroom ir puslapis numeris 2. Kaip matot, nuorodų struktūra yra pakankamai standartinė, kažko tokio ypatingo aš čia neprigalvojau. Gal kiek yra neįprasta, kad aš nusprendžiau puslapiavimą daryti, kad būtų nukreipiama į kažkokį paieškos puslapį, bet vėlgi tai irgi nėra kažkas neįprasto, kiek žiūrėjau kitus portalus, irgi kai kur daroma tokia pati praktika, tik kai kuriais atvejais tam, kad būtų nukreipiama į paieškos rezultatą, jie tiesiog pasižiūri, kiek papildomų parametrų yra pasirenkama filtrus ir jeigu filtrai yra bent keletas kitų kintamųjų, kurie nefigūruoja šitoje URL struktūroje, tada irgi yra visi rezultatai atvaizduojami dedikuotame paieškos puslapyje. Na, šiek tiek galiu tik paminėti, kad taip pat reikės mums pasidaryti ir tą vadinamą admin dalį, tai yra, kur vartotojas prisijungęs galės matyti savo informaciją. Nu, tai čia tiesiog laikinai tokį sugalvojau irgi slugą MyCity, nes dažnai būna tiesiog atskiras slugas panašiai kaip account, dashboard ir panašiai. Tai čia tiesiog pavadinau MyCity ir kuris atskirtų visus puslapius vidinius, kurie skirti vartotojai susižiūrėti savo galbūt išsaugotas paieškas, pasižiūrėti savo išsaugotus skelbimus, pasižiūrėti aplamai savo įkeltus skelbimus, nes bus galimybė paprastam vartotojui irgi kelti kažkokius skelbimus, ar tai nuomos, ar tai pardavimo. Ir taip pat turėti kažkokią atskirą kategoriją account, kuriame galima bus pasikeisti slaptažodį, pasidaryti dar kažkokius tam prenumeratos pakeitimus, jeigu domina, tarkim, vartotoją kažkokie kiti objektai, jisai nori užsisakyti naujienlaiškį, jeigu pasikeitė kaina ir panašiai. Apžvelgėme aplikacijos nuorodų struktūrą. Tai šiandieną kaip ir tiek, galime nueiti tiesą į mūsų Jira boardą ir pasižiūrėti, ką galėsime nuveikti sekančiam video. Tai kaip matote, aš buvau įsidėjęs šiandieną, kad in progress yra URL struktūra. Užtruko keletą dienų, kol pasidariau analizę, pasidariau konkurentų tokį Excelį, kuriame susirašiau, kaip jie struktūruoja savo vidinius puslapius ir būtent kaip jie struktūruoja puslapius, kurie skirti SEO paieškai. Tai šitas užduotis yra baigta, galime nustumti čia į done. Ir sekantis pagal eiliškumą pas manęs buvo suplanuotas aplikacijos frameworkai. Galima pasirinkti tada šitą variantą, nes dar kitas irgi pagal svarbumą buvo duomenų bazės pasirinkimas. Tai pasidarykime, kad sekančiam video apžvelgsime frameworką, kurį aš greičiausiai jau nusprendžiau, kurį naudosiu. Pasižiūrėsime, kodėl aš nusprendžiau naudoti, šiek tiek padarysiu trumpą apžvalgą to frameworko. Įdomiausia tai, kad aš su to frameworku nesu tiesiogiai dirbęs. Tai bus visai įdomu išbandyti, nes ten yra tam tikrų, sakykime, privalumų, kurie labai palengvina patį aplikacijos kūrimą. Tai yra, nereikia daryti tam tikrų dalykų, įvairių kešavimų ir panašiai, o pats iš savęs frameworkas iš karto pasiūlo daug tokių įvairių optimizacijų. Tai šiandien tiek ir iki sekančio.